22 metų Audi Q8 S-Line'as juoda spalva. Labai gražus modelis, 32 tūkstančiai mylių tik tai nuvažiavusi. S-Line ženkliukai labai gražų turi saloną, rudą. To aš jums parodysiu, kaip jinai atrodo. Parsiduoda draudimo įmonės. Gruodžio 18 yra jos aukcionas. Kol kas pastatyta netoli $10 000 už ją. Viskas idealiai, vidus idealus, oda ideali. Toglangis, lubos, niekas nenukarė, nesuplėšyta. Ekranai visi sveiki. Jinai kūrėsi ir važiuoja. Idealios būklės mašina. Kosmetinių pažeidimų taip pat nėra daug. Einam į galą pasižiūrėti. Yra galinės užuolaidos, galia klima. Galas tai iš vis idealus, kaip matot. Atrodo, kai nebūtų niekas sėdėjęs. Diskai, sakykime, sveiki. Partronikai stovi. Šiek tiek pabraižymo bamperį yra, tokių smulkių. Čia 4 varomi, 3 litrai. Detalių pridėta. Einam toliau. Čia nusivalo, čia murzina, šita pusė irgi tvarkinga. Galas šitoj pusėje irgi geras. Va, šiek tiek pabraižymo ant durų, bet čia pasirodo, nusivalo. Čia nenoriu daryti, nes kadangi yra gavosi per kairę pusę, per važiuoklę, ratas matote kreivai stovi ir pasistūmęs sparnas, tai liečia priekinės duris. Nenoriu daryti, bet ratas stovi kreivai. Lempa sudaužyta, sparnas, bamperis, radiatorius yra šiek tiek paliestas, bet netrodo, kad būtų pažįstas. Na, ten jau nebepafilmuosiu, hebra, žinokit, bet yra per kairę pusę per važiuoklę. Kapotas, priekis, viskas yra tvarkinga.